Sveiki, bičiuliai. Vėl tas metas, lapkritis, na ir 11.11 arba viengungių išpardavimas AliExpress'e. Taigi, pateiksiu krūvą kuponų kodų, pateiksiu šituos, kurie yra, sakysim, bendrai prieinami kiekvienam ir taip pat privačių kuponų kodų, kuriuos, sakysim, sugebėsiu surasti, kurie nėra viešai prieinami. Tai vad būtinai pasižiūrėkite aprašyme, jeigu ir neplanuojat žiūrėti šito video, kad pasižiūrėti, kokius produktus rekomenduoju šiame video. Tai va, iš karto gal negaištam laiko ir neriam į tą produktų sąrašą. Tai pradėsiu nuo avižadrebio temos. Va, naujas masaliukas AliExpress'e, vėlgi kopija ir yra mažas dydis 2,7 cm ilgio. Mažiukas 50 vienetų pakelyje, na ir yra jau nemažai spalvų, dar keleto populiarių spalvų trūksta, bet yra tepalas, yra geltona, rožinė, balta ir taip toliau. Tai vat, sakau, 50 masaliukų pakelyje už tokią kainą čia yra labai, labai puikus variantas. Kitas dalykas, kabliukai, pigiau dabar bus avižadrebiui, tai vat, jeigu nebandėt darytis dar savo avižėlių, tai vat šitas yra variantas, vat šitas modelis geras ir taip pat vat šitas vat. Realiai bent jau aš tuos du naudoju ir nelabai matau prasmės naudoti kažką kitą. Kitas dalykas, apie šitus karoliukus jau esu kalbėjęs, na ir tai yra tokios beveik kiaušinio formos karoliukai volframiniai, kur skylutė kabliukui praverti yra viename gale, na ir kabliuką labai puikiai išbalansuoja. Tiesiog kito lygio, bent jau mano nuomonė, kas liečia, sakysim, pačią avižėlę, kaip pasidaro su šitais vat karoliukais. Ir masalas, sakysim, guminukas gražiau sėdi ir vizualiai čia turiu omeny ir tiesiog daugiau kibimų yra realizuojama, nes kabliukas visada žiūri viršų arba kabliuko smaigalys, nes geriau išsibalansuoja. Tai va, nėra pigus, bet tenais pirkdami kažką kito, panaudosit kokį kuponą vieną kitą ir gausit pigiau. Mano mėgiamiausia spalva yra šita vaivorykštinė tokia. Tai va, yra žalia, tenais raudona, geltona ir taip toliau. Pasižiūrėkit dydį, išbandykite, jeigu nebandėt, manau tikrai patiks. Judam toliau. Avižadrebiui skirta ritelė, super maža ritė, 800 dydžio, tai vat lengvutė, jinai dar mažiau sveria negu ten 138 gramus, šiaip puikiai ritelė, jinai yra anglinė, kaip sakau, visas korpusas yra iš anglies, netgi matosi vizualiai. Labai tolygiai eiga, įsukama rankinėlė, na ir vat bus vat tokia kaina. Jeigu dar kažką pirksi, tai ten su kuponu, tai tenais bus pigiau grybų, kaip sako, gausiu tikrai kokybišką ritę. Judam toliau. Avižadrebiui skirta masalinė. Na, šita yra iš tikrųjų karpininkams skirta, bet aš naudoju tokio, vat, būtent tokio tipo dėžutę, jau turbūt, nežinau, 5-6 metai. Avižadrebiui puikiai idealiai tinka labai daug skyrių, iš šitą didelį telpa keli ritinėliai valo, žirklutės mažos, o į tuos mažus skyrelius, kabliukai, avižėlės, masaliukai ir taip toliau. Labai labai puikus variantas. Dėžutė nėra super didelė, bet kiek ją galima prikrauti, tai yra nerealu. Tikrai įsigykit, jeigu domitės avižadrebiu ir būsit labai patenkinti. Va, dar užsidaro magnetukais, yra laikomos puselės, na, puikus variantas. Dabar šitą kotelį jau testavau, buvo video, bus dar video, nerealus kotas mano nuomonė, labai minkštas kotelis, tačiau ir nėra jisai jau šlanga, kaip tenais kiti sakys, avižadrebiui netinka, nes nėra šlanga, na, čia gal nuo stiliaus labiau priklausytų, aš bent jau taip manau. Mano stiliui šitas tinka avižadrebiui, nano džigui taip pat, nes yra greita akcija ir padorus atsistatymo laikas, taigi nėra visiška šlanga. Bet vėlgi labai minkštas kotelis, kai kirti didesnę žuvį bonusą, tai linksta labai smagiai ir gesina smūgius žuvies. Tikrai puikus kotas ir vat, labai gerai, kad Mifainas jau pradėjo pardavinėti ir atsarginės viršūnėlės, kas man sako, kad gamintojas yra rimtas, na ir, sakysim, atsitikus nelaimiai, sulūžus viršūnėliai,
ateini, nusiperki, nereikia ten skambinėti ir bijot, kad negausi viršūnėlės, ten Facebook'e rašinėti visiems, čia be jokių klausimų ateini, susimoki, tau atsiunčia, nuostabu. Gerai, judam toliau. Dar vienas kotas MiFine, tai yra vat, mikrobaitas. Realiai tai ultralaitui skirti koteliai yra, nežinau kodėl jie nusprendė į du atskirus produktus, sakysim, nors pavadinimas toks pat, išvaizda ir konfiguracija koto tokia pati, bet esmė vienas yra produktas, sakysim, tenais trumpesni, lengvesni kotai, vat, nuo 0 iki 2 gramų, nuo 0 iki 3, nuo pusės gramo iki 5, o kitas vat yra nuo tenais 1 iki 8 arba nuo 1,5 iki 10 ir ilgesni koteliai, bet tai yra aukštos klasės kotai, ten 40 tonų anglis jau panaudota, Fuji žiedeliai vienoje versijoje, rankenėlė labai jau nagla, toj parodysiu, kur tenais, netgi anglis yra 40 plus 46 tonų, tai dar naglesnė anglis. Vat rankinėlė, kokią matot rytai, labai kieta. Tai va, tai ir, kaip sakau, ešeriui tenais žvejoti ten ežeruose Lietuvos upėse, net puikus variantas. Yra iš ko rinktis, ilgiai ir taip toliau, tikrai išbandykit, labai geras. Na, o pats įdėsiu video, manau patiks ir jum, kai pamatysit šitą video, bet galiu iškart pasakyti, net nežiūrėjau video, jeigu reikia tokių vat specifikacijų ultralaito koto ir su labai pigaus, sakysim, koto, su solid viršūnėlė, geresnio už tokią kainą nerasit niekur. Judam toliau. Dabar kotam skirti dėkliukai. Esu kalbėjęs jau apie šitus dėkliukus nemažai. Pats naudoju, nežinau, turbūt gal kokių 15 jų realiai. Visi mano kotai, kuriuos naudoju, yra va tokiuose dėkluose labai patogu, labai, sakysim, lengva išimti iš jų, įdėti taip pat, na ir apsaugo kotą puikiai, nesulaužęs ne vieno koto dar, kai pradėjau šitos naudoti, kas liečia transportavimą. Tai va, išbandykite, patiks tikrai. Dabar kitas dalykas. Dėžė, nors jinai ir skirta erija, upėtakių tipo žūkliai, tačiau tikrai pritaikysit visur, tiek valtyje, tiek visur kitur. Tai yra labai tokios fainos dėžės, padoraus dydžio, siuntimas vat į Lietuvą galima sakyti nemokamas ir turi įvairiausių tokių labai gerų savybių, parodysiu tuoj. Keli skyriai, pati dėžė gali, vat, kaip matot čia va šitoj nuotraukoj, atidarai dėžę, rankeną naudoji kaip stovelį ir čia toksai paviršius darbinis pasidaro, ten galima, sakysim, galvakablius, blizgutės, ką jūs ten naudosit susidėti ir toks vat didelis paviršius gaunasi. Labai gera idėja, puiku. Jeigu patiks toks variantas, įsigykit. Čia AliExpress'e, čia kokybė yra gera, Lietuvoje už tokį daiktą beveik dvigubai mokėtumėt. Nebent kur nors atsiras pigiau analogų. Šiai dienai, kiek žiūrėjau, tai kainuoja tenais beveik dvigubai daugiau. Gerai, judam toliau. Tai yra mikrofibriniai rankšluostėliai. Tai vat yra mažesni, yra ir didesnių, bet esmė, kad nesvarbu kokiu žūklės būdu be užsimtumėt, vis tiek kažkada reikės kažkur nusivalyti rankas, ar ten feederį žvejojat, kai jauko pėdsakai lieka ant rankų, ant pirštų, reikia nusivalyti, arba kai spinigų žvejojat, na, sakysim, sugaunat žuvį, atkabinat, rankos užlampa, tai vat nusivalyti rankas labai patogu. Štai yra kokybiški, štai yra tokie storesnė, sakysim, medžiagos, ir kaip matot, viena pusė tokia geltona, ryškiai kita pilka. Tai vat apsiūti, gražiai padaryti, ten perkat 5 už 5 euriukus, tai vat porą žvejybai, 3 į automobilį, ten ar 2 į automobilį, vienas namuose, dar kažką ten apsivalyti. Labai geras variantas ir sakau, labai kokybiška medžiaga, labai gerai sugeria vandenį, labai puikiai valo. Išbandykit, jeigu dar nebandėt. Taigi, transportavimas žūklės įrankių. Realiai šitą kuprinę jau naudoju apie metai, beveik gal 11 mėnesių ir panašiai. Be konkurencijos geriausia kuprinė, funkcionaliausia kuprinė žūkliai. Dėklas akiniam, labai daug skyrius atskiras, sakysim, dėžutėms, parodysiu to ir dėžutės, kurios yra, kaip sakyt, compatible arba
tinkamo dydžio, kad idealiai tiktų į šitą skyrių. Na ir realiai, kaip sakau, nieks neplyšta, visur apsaugos ten ant dugno sudėtos gumos, kad dugnas neišplyštų, jeigu kuprinė dažnai, sakysim, valkiojama kažkur ten ant kieto paviršiaus, ten akmenų, asfalto ir panašiai. Tai vat jokių problemų. Užtrauktukai irgi veikia be jokių nusiskundimų. Tai va, dabar kaina tokia, su kuponu dar tenais bus apie turbūt 30 euriukų sumokėsit už ją galbūt ir turėsit daiktą tikrai ne vieniems metams. Na ir pritaikymas, sakysim, labai platus, ten nuo upėtakių žūklės Lietuvos upeliukuose iki lašišų žūklės, iki avižadrebio ar šiaip spiningavimo kažkur mieste. Visur puikiai tinka, realiai, kaip sakau, labai funkcionali kuprinė su daug skyrių, nėra labai didelė. Nėra per didelė, čia turiu omeny, bet šiaip gero dydžio, labai patogios petnešos. Rekomenduoju 100%. Už tokią kainą geresnės kuprinės žūkliai nerasit su šiburiu, kaip sako. Gerai, judam toliau. Dabar va tos dėžutės, apie kurias kalbėjau, kad tiktų į šitą va skyrių didelį. Tai va yra 2 dydžiai, jūs norit pirkti didesnes. Šitos va, kur yra 27,5 cm pločio ir 18 cm gylio ir ten aukštis, čia netaip svarbu, bet esmė, kad į šitą kuprinę idealiai telpa 3 va tokios dėžutės ir šitos dėžutės yra kokybiškos, vėlgi jau naudoju apie metai galbūt arti metų šitos dėžutės, tai jos turi silikoninį, sakysim, žiedą aplinkui, tai jos yra neperšlampančios, tenais jau masalai nesušlaps jum į gulis ir panašiai. Puikus variantas, išbandykit. Gerai, judam toliau. Dabar kompaktiškas labai žibintuvėlis tvirtinamas ant, sakysim, kepurės kozeriuko, turbūt reiktų sakyti, arba snapelio. Tai vat, toks reikalas, jisai yra trumputis ten, nors čia atrodo nuotraukose, kai koks kosminis laivas, gal, bet šiaip tai jis yra 7-6, gal net nėra centimetrų ilgio, ten sveria 40 gramų ir jisai gali būti perkamas 2 variantų, brangesnis yra su galingesnė baterija, sakyčiau, šitą ir pirkit. Ir pirkit baltą, kad būtų lengviau surandamas ten dėžutės ir panašiai. Ir turi USB-C jau krovimą, tai va, greitai pakraut paprastai, nereiks ten kažkokių specialių jungčių, tai va, labai patogus variantas ir labai pritaikomas. Šitas netgi turi, galima jį prisikabinti prie raktų, turi žiedelį ir turi taip pat šita berods senelė yra magnetinė, tai galima prie geležinių paviršių taip pat jį prilipdyti lengvai ir tenai, sakysim, tikrai surasit, čia kažkur buvo nuotrauka, vat, čia vat galima toks vat panaudojimo variantas, kaip matot, pritvirtino kažkur prie automobilio kapoto viršui, kad matytų, kas ten darosi. Tai va, labai geras variantas, ganėtinai naujas šitas, aš kiek vat stebiu tokio tipo produktus, anksčiau nematydavau, dabar vat pamačiau ir jau yra šiek tiek parduota ir atsiliepimai geri. Pirkit, kaip sakau, su galingesnė baterija ir nematysit bėdų. Gerai, judam toliau. Šitas valiukas naudoju apie pusmetį, testuoju, vat, tai iš AliExpresso, kas liečia, sakysim, nuo 0.10 arba ten PA04 arba Go04, tai šitas yra be konkurencijos pagal kainos ir kokybės santykį iš AliExpresso geriausias, čia be jokios konkurencijos. Galėtų būti spalvų daugiau, nes dabar yra žalia, kuri ten vos išblunka, sakysim, per pirmas 2 žūklės, o po to jau ir nebeblunka. Bet esmė, pažiūrėkit, kaina ten 450 metrų, 17 euriukų. Čia 8LB yra 0.10 arba PA04. Tai va, tai yra tolygus valas, tylus valas, puikaus kietumo ir taip toliau. Išbandykit, būsit labai patenkinti. Judam toliau. Tas produktas, apie kurį pakalbėsiu labai trumpai, tai yra labai kokybiškos, kompaktiškos svarstyklės. Jos ten, jų ilgis, vat, sakysim, nors čia gal taip nuotraukose netrodo, bet jų ilgis yra gal ten 5 cm, jos mažytės ir tikslios. Aš kiek vat bandžiau, testavau, tai jos yra gana tikslios. Tai vat, pigios, mažos, kompaktiškos, tai kuprinė kažko, va čia yra, sakysim, parodo dydį tikrą, kaip matot ilgis, kaip
raktas, tai va, apie sakau, 5 cm plus minus ilgis. Ir jo, tikrai verta turėti, niekada negali žinoti, kada trofėjinę žuvį pagausi, o čia va sveria iki 25 kg. Tiek aš nebandžiau, aišku, svert, bet ten iki 10 plus, tai jo, sveria tiksliai pagal tokis, sakysim, kompaktiškumą, tai o ten ešerius visokius verta iš vis labai lengva. Tai vat, toks reikalas. Būtinai pirkit kokią ryškesnę spalvą, ten raudoną ar tenais geltoną, kad, sakau, matytumėt, kur yra dėžutė, kai ten ieškot greitai svarstyklių, kad ten prieš paleidžiant žuvį, tai vat, sugaunat didelę žuvis, norit greitai grąžinti vandenį, jeigu paleidžiat ar ne, tai kuo ryškesnis daiktas pas jūs kupriniai, tuo lengviau jį surasit. Dėl to, sakau, geltoną, raudoną. Puikus variantas, jau išbandytas, naudoju tikrai virš metų ir bičiulis naudoja irgi, keli bičiuliai naudoja šitas. Jokių problemų kol kas. Ką, matyti, šiam kartui tiek, na ir dar kartą pasikartosiu. Būtinai atkreipkite dėmesį į šio video aprašymą. Visi produktai, apie kuriuos kalbėjau, bus tenais ir taip pat tenais bus visi kuponų kodai, kuriuos galite panaudoti, pirkdami kažką, ką aš rekomendavau, arba visai kažką kito. Tai tiek, dėkui, kad žiūrėjote ir susitiksim kitose laidose. Iki!